Cambria Brookman. Papasakok man viską. Ištrauka. Man čia be galo patinka, nebenoriu grįžti namo. Gera turėti tikrų draugų, žmonių, kuriais galiu pasitikėti ir žmonių, kuriems patinku. Man jau atrodo, kad draugai, kuriuos čia turiu, yra daug geresni už mano draugus mokykloje. Iš tiesų namie šiaip ar taip neturėjau laiko draugams, ypač taip uoliai treniruodamasi, kad gaučiau futbolo stipendiją, o čia nuolatos juos matau. Nuostabu. Na, norėčiau, kad čia nebūtų Amandos, atrodo, kad ji nesitveria kairėje prasitarti Marinai apie tai, kas nutiko. Žinau, kad jos abi pasirinko anglų kalbos studijas, todėl kartais būna kartu. Nežinau, kodėl Amanda turėtų ką nors prasitarti dėl to, kas tarp mūsų nutiko ir pati pasirodytų ne pačioje geriausioje šviesoje. Rimtai, man atrodo, kad ji tiesiog mėgsta mane kankinti, stebėti, kaip gužiuosi. Ačiū Dievui, man nereikia dažnai su ja susidurti. Vakare mes su Johnu bučiavomės be galo be krašto, nesakiau jam, kad esu nekalta, reikėjo pasimylėti vidurinį ir išspręsti tai visiems laikams. Johnas vakar labai norėjo, jis elgėsi labai švelniai, man buvo nesmagu. Man atrodo, jis pradeda nekantrauti ir aš tai visiškai suprantu. Turiu omeny, anksčiau ir vėliau turėsiu tai padaryti, noriu, bet kiekvieną kartą pavojus apie seksą, na, supranti. Jis sakė, kad galėjo laukti kiek tik reikės, kol būsiu pasiruošusi, bet vis dėlto. Kitos naujienos. Iš senovės istorijos rašinio gavau 10. Pateikiau prašymą Vaizduojame meno muziejui Bostone šią vasarą atlikti internatūrą. Jei mane priims, turėsiu pinigų nuomai, o tai numes akmenį nuo pečių. O Džonas bus vynuogyne, tad savaitgaliais galėsiu jį lankyti, jei Dievas duos. Turiu prisipažinti, kad taip pat nerimauju dėl to, ar tėtis atvažiuos aplankyti. Manau, galbūt paskambinsiu jam ir paprašysiu nevažiuoti. Nuo tada, kai atvykau į Hawthorne, visai negalvojau apie tuos dalykus ir man tai patinka. Nemanau, kad laikytis nuo jo toliau yra taip jau blogai, tik stengiuosi būti savarankiška, esu tikra, kad jis supras, vis tiek jį myliu. Žodžiu, išgirdau atsidarant ir sudarant tualeto duris, koridoriuje išgirdau artėjančius trubius žingsnius, užvertusi padėjau dienoraštį atgal į stalčių, vėl klestelėjau ant lovos ir ėmiau žaisti telefonu, lyg visą laiką būčiau tai ir dariusi.